Sveiki, TV3 Play žiūrovai, tęsėme savo tiesioginės transliacijas iš Palangos sporto centro, kuriame. Čia gali turėti problemų Neptūnas, nesvarbu, kad prieš Gerdą yra Marina Solopovą, 4-0, Gerda Rušinskaitė. Na ir bent metimas susikurs Neptūnas šios atakos metu, metimas yra ir jis yra taiklus. Kasgi kita, jeigu ne Viktorija Balaban. Rytė bandė išvaduoti Urtė Smolinskaitė, Urtei pavyko priimti kamuolį, jos metimas iš 3 taškų zonos, pataiko Smolinskaitė. Balaban su kamuoliu, skersas perdavimas į kitą pusę Audronės Zdanevičiūtė, gražus Audronės veidas. Ir ieškoti to pačiu pranašumų puolime Solopovo iš toli, netaikliai. Balaban ima kamuolį ir 2 taškai. Laiku ir vietoje. Spurtas yra 23, kadangi 6-0 rungtynes pradėjo LCC. Galiausiai turi kažkas pataikyti. Pusę ir tuomet Neptūnas Amberton šventė pergalę. Dabar Neptūnas turi +4, turi +7, kadangi Audronės Zdanevičiūtė. Ir 12 sekundžių savo atakai turi LCC, jų neprireikia. Lina Locinėce, jos pagalbos. Kuri finalo ketvirto metu tikrai sugebėjo šiek tiek sužibėti. Su kontaktu dabar dėjęs. Na, Neptūnas sportuoja. Bulanė krenta net ir gynyboje keliose situacijose iš konteksto. Čia Balaban taip pat pataiko. Vitskaitė. Išėdylė prieš Mikelionytę. Veidų krepšį nežaidžia. Geras jos perdavimas Locinėse ir ši aukštą Užvežtas krepšį. Taisyklės vos nepažaidė, sakyčiau, Bulanė, tačiau ji tos klaidos išvengė. Iš to pakartojimo, kurį matėme, mes susidarė įspūdis, kad teisingas sprendimas. Būtent LCC tarptautinio universiteto kamuolys, o Dijas pelno taškų kamuolio prieš Majarą Dijas. Zdanevičiūtė nusprendžia pati atakuoti Locinėse, ši griebėsi už kojos, tačiau Audronės Zdanevičiūtė. Ji moka vadovauti, ji tikrai supranta, jinai yra patyrusi. O čia tai, ko nematėme pirmoje pusėje. Bulanė. Majara bando užsimti padėtį arčiau krepšio prieš Mikelionytę ir Maisa Dijas nepataiko, Majara ima kamuolį ir pelno taškus. Situacija tikrai dėkinga, bet matyti ir nuovargis ir įtampa daro savo ir nėra taip lengva pataikyti. O LCC žaidžia būtent. Neptūnui dabar žūtbūt reikia apsiginti nuo šios LCC atakos. Locinėse 3. 2 taškai. Šiandien jos pusfinalėje pademonstruoja visai kitokį krepšinį ir iškovoja pelnytą pergalę bei žengia į finalą. Ir Rygai tikrai nebus lengva, matant tokį LCC veidą. Jos išplėšė pergalę.